jeigu aš turėčiau tą vaistą, tai aišku, aš laikyčiau jo formulę paslapčiai ir niekam neduočiau ir būčiau multimilijardierius, bet jeigu iš tikrųjų, tai neįmanoma turbūt nei tokio vaisto, nei kažkokios praktikos turėti, nes mes visi esam labai unikalūs. Ir kiekvienas savyje paieškojęs turbūt atrastų tą vienintelį savo patį geriausią instrumentą savo psichiniai sveikatai palaikyti. Tai man, pavyzdžiui, asmeniškai labai padeda rašymas. Aš stengiuosi rašyti kiekvieną dieną bent po šiek tiek. Yra žmonių, kuriem labai svarbus sportas. Yra žmonių, kuriem labai svarbu yra gamta. Kiti žmonės, sakykime, jie atsigauna gavę savo hobio, taip prisiliest prie jo taip artimai. Tai kiekvienas mūsų turbūt turi tą dalyką ir jeigu jau radome savį, tai ir auginkim, tai ir brandinkim jį, tai leiskim savo būti su tuo dalyku. Ir tegu jis mus gelbėja šalia terapijos, kartu su terapija, po terapijos, prieš terapiją.